Visi dalykai yra tarpusavyje susiję. Mes turime atlikti daugiau tyrimų, kad suprastume tai iki smulkmenų. Dabar mes manome, kad žmogus yra aukščiausias gamtos produktas. Žmogus suniokojo daugiau aplinkos ir žudė savo rūšies atstovų nei bet kuri liga. Žmogus turi prastą istoriją. Suprantat, ką turiu omeny? Ir jie sako jums mokykloje, kad sėkla yra augalo pradžia. Kaip jie žino, kad tai negalutinis produktas? Ar dėl to nesi maža? Sėkla yra aukščiausia genetikos išraiška iki kito medžio. Jie sako, kad vaikas yra pradžia. Du suaugę žmonės atlieka lytinį aktą, vyro sėkla apvaisina moterį, taip gaunamas naujas produktas. Taigi vaikas nebūtinai yra pradžia, tai transmisija ir galutinis produktas, o ne pradžia. Sėkla yra galutinis produktas. Man tai nėra pradžia. Taigi medžio sėkla turi viso medžio atmintį, kiekvieno lapelio, šakos. Metalai su atmintimi, kuriuos aš turiu, turi tik vienos formos atmintį. Taigi mes turime tyrinėti sėklas, kaip jos turi tūkstančius atminčių. Kas tai per produktas, kaip tai veikia? Tai mums suteiks gerą supratimą kompiuteriams ir kitiems dalykams. Jei norite padidinti atmintį, klausimas yra, kas yra atmintis? Fiziškai. Kai sakai nežinau, tada giliniesi tai. Aš apie šios dalykus kalbuosi su antropologais ir genetikais. Jie mąsto genetikos terminais. Šiandien jie mano, kad yra respublikonų genas. Tai kvaila, nes žmogus tampa respublikonu, jei yra respublikonų aplinkoje. Man tai nėra sunku pastebėti. Bet aš negalvoju, kad yra komunistų genas ar gėjų genas. Aš manau, kad tu padarytas tokiu dėl įvairių aspektų esančių tave supančioje aplinkoje. Man nėra tokių dalykų kaip geras, blogas, teisingas, neteisingas. Žmonės tai susikuria. Jie sakytų, tu važiuoji ne tą kelio pusę. Jei Amerikoje važiuotum šitą kelio pusę, gautum baudą. Taigi teisinga, neteisinga, gera, bloga, kaip minėjau, karalius Saliamonas turėjo 1000 žmonų. Žmonės skaitantis Bibliją gerbė jį. Šiandien jis būtų areštuotas už daugpatystę. Ir teisėjas nieko daugiau per dieną nedaro, kaip teisia žmonės. O Biblija sako, neteisk ir nebūsi teisiamas. Taigi jie patys elgiasi priešingai savo pačių įsitikinimams. Žmogus gali būti fantastiškas organizmas, arba gali būti asilai ir sunaikinti žemę. Ateinantis 20 metų parodys, ar yra žemėje protinga gyvybė. Aš tuo abejoju šiandien. Jie turi armijas, laivynus, raketas, bombas, povandeninius laivus, kurie turi daugiau naikinančios galios nei visi karai, kurie buvo istorijoje. Ar tai protinga gyvybė? Gali būti arba rojus, arba pragaras žemėje, bet jokios tarpinės sistemos. Bet jei neprisimsim atsakomybės už savo pačių ateitį, kiti ateitį turės padaryti tai už mus. O tai vadinama fašizmu. Nėra lengva pakeisti žmonės. Yra lengviau sudeginti tave gyvą, vadinti raganą ir pakeisti visas knygas. Neseniai buvo ištirta, jog alkoholizmas labai dažnas Airijoje. Bet ar žinojot, kad didelis bulvių vartojimas kelia polinkį alkoholiui?
Žydai niekada neturėdavo alkoholikų, bet kai tik pradėjo vartoti bulvinius produktus, daug jų, žydų alkoholizmo lygis smarkiai išaugo. Taigi yra tiek daug dalykų, kurių nežinom ir turim ištirti. Žmonės man sako, ką tada veik žmonės, jei mašinos atlikinės kasdienius darbus. Dar net nepradėjom žiūrėti, kas įmanoma. Dar net nežinom, kokiu būdu ląstelė pasidalyja šiandien. Kai buvau vaikas, Einšteinas sakė, norėčiau suprasti Dievo mąstymą. Tai sakydamas, jis iš tikrųjų klausė, kaip veikia gamta. Sakau, tu geriau pabandyk suprasti, kaip ląstelė dalyjasi, nebūk toks ambicingas. Negali greit suprasti visos gamtos, tai nesąmoningi žodžiai. Aš paklausiau Einšteino, kaip tu įsivaizduoji ateitį, jis atsakė, kad negalvojo apie tai. Jis buvo socialistas, bet niekada nelietė vyriausybės, kaip ji veikia, kaip veikia piniginė sistema. Ir dar yra tas vaikinas invalido vežimėlyje, kuris negali kalbėti, kuris studijuoja dalelių fiziką. Ar žinote, apie ką kalbu? Ar apie Stepheną Hawkingą? Taip. Stephenas Hawkingas man asmeniškai nėra mokslininkas. Jei būtų, jis pažiūrėtų į Žemę ir sakytų, o Dieve, jį griūva, geriau užsiimsiu tuo, kaip atstatyti ją. Jis nėra mokslininkas. Jis susitelkęs tik į matematiką ir tai pavojinga. Tu gali man pasakyti, kurioje vietoje Veneros planeta bus po 4000 metų, man nerūpi tai. Žiūrėk į šį pasaulį, kuris juda į savęs susinaikinimą. Taigi mokslininkai kaip tik turėtų būti socialinių pokyčių prieš akį. Jie tiek kvaili ir specializuoti, kad yra prikibę tik prie savo srities. Jei jie būtų tikri mokslininkai, klaustų, kas kuria karą, kas kuria serijinius žudikus, kas daro skirtumą tarp kūrybingo ir nekūrybingo žmogaus, kokie tai faktoriai, kuriuos turiu sužinoti. Jie nedaro dar šito. Taigi mokslas yra tik pradinė forma šiandien, jei suprantate, apie ką kalbu. Ar jūs manote, kad kosminės stotis yra laiko švaistymas? Jos ateityje gali būti naudojamos mesti branduolines bombas ir nukreipti jas į taikinius. Žmogus nėra dar pakankamai išprusęs, kad skristų į kosmosą. Jis sugadins tą vietą su tom savo raketom ir nauji karai prasidėtų ten. Jei suprantate, tai šiandien žmonės yra kvaili. Pažiūrėkite Pentagoną, atrodo suaugę žmonės, o dirba ties ginklais. Jie mano, kad gina savo šalį. Tikrasis būdas apginti šalį yra spręsti nesutarimus tarp tautų, o ne žudyti jos. To trūksta. Apie tai ir yra Venus projektas, kaip spręsti nesutarimus, restruktūrizuoti žmonių vertybės, kad padaryti pasaulį geresnę vietą. Atkurti pažeistus rifus, vandenynus, miškus, tai yra dalykai, kurie mus laiko gyvus. Jei sunaikinsim juos, nebus jokios ateities. Apie tai ir yra Venus projektas. Tai nėra apie naujas politinės sistemas. Dauguma žmonių žiūri į jūsų architektūrą ir sako, ai čia kažkokios fantazijos ir utopijos. Man tai neįdomu. Jie iš tikro nežiūri gilesnę Venus projekto esmę. Dauguma net nežino, kas tas Venus projektas. Jie mano, kad vyriausybė žino, ką daro. Kitaip formuotų grupės ir niekada nekurtų ginklų. Kitaip tariant, Einšteinas ir kiti mokslininkai susibūrė, jie manė, kad vyriausybė bus pakankamai protinga, kad pasakytų japonams, kad turime baisų ginklą, galime išžudyti daugybę žmonių, geriau nemeskit jos ant miestų. Taigi jie nuvyko pas prezidentą Trumaną, kuris turėjo skrybelių parduotuvę. Jis pardavinėjo skrybelės. Jie pasakė, prašau, nemeskim jos ant žmonių.
Jis atsakė, nebenoriu jūsų visų matyti daugiau. Ir jis numetė atominę bombą ant Hirošimos ir Nagasakio. Jis nužudė 100 000 žmonių. Ir jie nepamiršto. Su karais jūs tik kuriat pagiežą ateities kartoms. Haris Trumanas buvo asilas ir pavojingas žmogus. Džordžas Vašingtonas turėjo 300 vergų, pirmasis jav prezidentas. Jis asilas. Taigi aš sakau, kad jie ne tik kvaili, bet dar ir labai pavojingi. Politikai irgi tokie patys. Taigi mums reikia sunkiai dirbti, nes mes norim pakeisti ne tik mokyklas, bet ir kariuomenės, paprastus žmonės. Todėl ir norim kurti filmus. Mums reikia pinigų, kad padarytume filmą. Ir filmas gali pasiekti milijonų žmonių per vieną mėnesį. Aš paskaitose kalbu daugiausiai prieš 500 žmonių publiką. Tai nedaug, bet filmas pasiektų milijonų žmonių. Ir visi tie vyrai, kurie daro dokumentinius filmus apie vyriausybių korupciją, nepateikdami jokios alternatyvos, jie palieka žmonės aklavietėje. Mes turime parašyti tiem žmonėms, kad reikia paramos ir turime susitelkties Vynus projektu. Kitaip nebus jokios ateities. Aš turiu beprotišką baimę dėl žmonių šiandienio elgesio. Bet tai irgi nėra jų kaltė. Jie buvo užauginti aplinkoje, kurioje jiems sakoma, tu gyveni nuostabiausioje šalyje pasaulyje. Aš labai bijau normalių žmonių. Kaip suprast normalių? Kai sakau normalus, omenyje turiu visiškai sugadintus. Aš naudoju tą žodį normalus, o tai reiškia iškreiptus visuomenės. Ar tai reiškia, kad jie indoktrinuoti? Taip, indoktrinuoti klaidingų vertybių. Ne tik, kad indoktrinuoti. Jų dievai ir demonai. Arabų visuomenėje jie sako, tai, kas vyksta, yra Allaho valia. Jei aš suprojektuočiau tiltą ir jis sugriūtų ir jiems pasakyčiau, tai Allaho valia, jis sakytų, neišsisukinėk, tai tavo matematiniai skaičiavimai klaidingi. Ar suprantat? Jie visada sako, tai Allaho valia. Miršta vaikas, sako, Allahas taip norėjo. Ne, tai yra liga, kurio šiuo metu nemokame pagydyti. Tai nėra Allaho valia. Štai ką aš turiu omenyje, kai sakau, kad bijau. Ir krikščionis mokslininkai mano, kad jei tiki medicina, nepasitiki Dievo valia. Taigi, jei tavo vaikas susirgtų, sukiltų labai aukšta temperatūra, turėtum žinot, kad viskas Dievo rankose. Tai tu melskis jam vietoj to, kad vežtum į ligoninę. Jei vaikas miršta, žmonės sako, aš turiu tikėjimą Dievu, jis viską sutvarkys. Jei eini pas daktarą, tai reiškia, kad tu nepasitiki Dievu. Jie taip užauginti. Ar jie blogi? Ne. Tėvai nėra blogi. Jie nenori, kad jų vaikas numirtų. Bet jie buvo išmokyti, kad tai Dievo rankose. Net ir daktarai šiandien taip kalba. Po operacijos tėvai klausia, ar mano vaikas gyvens, jis sako, dabar dalykai jo rankose, tegu jis ir sprendžia. Ar suprantat? Ir tai yra negerai. Tiesiog sakyk, mes nežinome pakankamai apie ligą, kad pilnai su ją susitvarkytume. Mes nežinom, ar jis gyvens ar ne. Tai nuoširdu.